Šiandien važiuosim į Varėną. Rytas prasidėjo iškart nuo trūkumų. Užšalo dujų įpilimas, mašina plovo prieš tai ir įsipylė vandens. Va, Pajero. Pusplikis 3.3 MT. Čia tas pats Samuelas. Su dygliuotam. Čia galoperis, kuris tas pats Pajero. Va, su tokiom padangom. Irgi 3.3. Ir Range Roveris. Raštas panašus kaip žemynį, bet bus čia, nu, kaip AT kažkas tokio. Būna ir taip, atvažiavom iš tos pusės, kelias normalus, platus, nu ne autostrada, bet kelias yra ir toliau akligatvis. Nėra kur važiuot, teks dabar visiems suktis, tą pusę irgi kelio nėra. Vairą pasakiau.
Važiavam čia tokią vietą. Elektriniai varteliai, nežinau kaip pavadinti. Aš tai sakyčiau, kad galima juos atsidaryti ir važiuoti, nes kelias eina, ant žemėlapio pažymėtas, ženklų jokių nėra. Taip padarytos rankenos, kad atsidaryti. Va, į galą važiuoja į priekį, ne? Su kurzaku nepaėmiau kalniuką, tai gerinam į viršų. Tokia gan blogoje vietoje sugedo, nes ir atgal gan daug offroado. Ir į priekį, neaišku kas, bet į priekį ten bent jau asfaltas ne taip toli, tai bandysim prasimušinėti. Bandau vėl su trosu, čia turėčiau paimti. Kaip pats nepadeda, nu tik negali padėti. Nu, gal iš poros smūgių gal ir pavyks. O, eina pabiškai. Dar ta Active Track sistema stabdo ratus, labai nervina. Reikės pasidaryti kokį nors, nežinau, saugiklio atjungimo mygtuką kažką tokio. Kai išsigazuoju, tada važiuoju, o taip stabdo ir neleidžia važiuoti. Ir dar plius kaladėlės labai degina. Daugiau trukdo negu padeda. Praleisti galoperį, kad sniegą pramušinėtų. Ilgai diskutavom, į kurią pusę važiuoti. Kiti sakė suktis važiuoti atgal, nes ten trumpesnis atstumas iki nuvalyto kelio. Bet čia nors ir ilgiau, bet pakankamai tiesus, be kalnų. Ir iškart į pagrindinį asfaltą iššokio. Ten dar neaišku, kiek tais keliukais važiuoti apledėjusiais, kad ir nuvalytais. Ar nebus ten kokių kalnų ir panašiai. Tai kol kas pramušinėjom čia, tai visai nesunkiai. Vienas pramuša,
Antras dar biškai palygina ir man kad ir su priekaba, bet visai nesunku, aišku, reikės čia kažkur dar sustot, kad dėžės neužkaitint. Bet kol kas visai sunkiai važiuojam. Tai kad nelygu. Rodo, lyg per lauką važiuotume, bet realiai kelias eina. Čia tiesiog ant tiek užpustyta, kad nesimato. Nu, kažkino nedidelį pėdsakai vos prasimato, tai kažkaip reikia jos sekti. Mercedą traukiam iki asfalto ir palikom jį ten civilizacijai. Parduotuvė yra, variklis veikia, pečiukas veikia, tai neprapuls. Šiaip visą laiką savus datraukiam ir mane sugedusi traukė ir aš traukiau. Bet šiuo atveju žmogus iš Kauno, mes iš Vilniaus, tai visiškai nepakeliui, tai, sakė, jau ten draugas važiuoja jo parsitempt, tai problemos nėra.